ką, atsikėlėm, pirmą naktelę išmiegojom. Vakar naktį pasistatėm palapinį tamsoj, kaip galas taip, miegojau žiauriai šūdinai. Dabar reikia papusryčiauti, atsigert kavos, susitvarkyti ir važiuoti toliau. Nu ką, gerai, viskas. Išvažiavom iš stovyklos, kur miegojom. Vakar pravažiavom 3-4-2, bet vakar turėjom tik pusdienį. Šiandien turim visą pilną dieną ir turim nuvažiuoti 208. Oi, kaip gera. Nu gerai, važiuojam, pažiūrėsim tų metalų suvirintų. Metalo fantazija. Bet čia jau bus mokama. 5 eurų žmogui. Nu viskas, tu pasiruošus važiuoti? Tu jau išvažiavai? Nu ką, paliekam muziejų, fantazijos, pasižiūrėjom, kaip žmonės savo mintis išreiškia. Dabar važiuojam pažiūrėti Vėjo malūną. Paskutinę dieną, kai grįšim, aš norėsiu muzikos pasklausyti. Ne prie Klaipėdos. Po paskutinios lankytinos vietos. Va čia per šonus man kerta. Žiūrėk, ir mančionko posūkis išlaušė. O, guldyk moco. Opa! Kaip tas Raukio ežeras vadinas? Vištyčių ežeras. Tai čia vištyčių daug turėtų būti. Kaip įdomiai, kad dvi Rusijos yra, ne? Va, malūnas jau va, sparnai. Dabar turėtų būti padešinę, matyti. Lėta per šašlykus nešnekėk nieko. Ta tavo košė užkišo mane tik porai valandų. Vištyčio Vėjo malūnas. Čia dvigubas kažkoks malūnas. Vėjo malūnas. Jau čia net nestojam, apvažiuojam ir lekiam, ne? Vis tiek atšniek nepačiupinėsi, nepalaižysi, neįeisi. Su gaupruškė, va, nufilmavau. Važiuojam, tėvai. Žiūrėk, stirna, prie bėgių, po kairę. Rudaminos dvaras ir Mantė. Motociklai, važiuoti. Vieną padalą beliko man. Lazdijai. Va taip, va.
Tokias kėdutės. Stovim pavalgyti. Užkasim. Ir Mantei pirkom koinės, tai to pačiu sugalvojom ir užkasti. Nes ir Mantė vakar pasiruošė visai kelioniai su viena koinių pora. Ja, su žieminiais batais. Ir vieną maiką. Nu ką, pavalgiam. Varom į Viešėjus. Aš nuploviau motus prieš kelionę. Tu nuplausi motus po kelionės. Ką laukia rodo? 3,7. Tu pažiūrėk, 3,7 laipsniai. Aš jau galvojau, tu nevažiuosi, praleisi tą mašiną. Po čia degalinę galim varyti cirklų. Nu jeigu man aš skaičiavau 100 eurų išeis, tai tau turėtų išeiti 8 eurų kelionė. Kur aš neįsivaizduoju, kaip rytoj reikia nuvažiuoti 500 km beveik. Jeigu dabar jau 1 valandą, mes 80 km tai įvarėm. 1 valandą. Bet čia, man atrodo, bus gražus dvaras, ne restauruotas. Nėra dvaras, sumaišiau, tai čia parkas, Veisiejų parkas. Veisiejų parkas. Oi, kaip gerai čia. Tavo mėgstamiausi pasukiukai. Žaidė bus antras išvažiavimas, o jeigu paprašiau, tai tiesiai važiuojam. Grybai kvepia. Yra dviejų tipų keliai, kurie yra įdomus. Arba vingiuoti, arba tokie kalnuoti. Kurva, kur mes čia važiuojam, nafui? Ne, blėt, važiuoju, važiuoju, bet nepali navigaciją. Važiuoju, dabar taip galvoju, kur čia reikia. Kurva, žiūriu, blėt. Tik pažiūrėt, kur mums čia važiuoju, reikia sustoti kažkur. Aš tikiuosi, mes nuvažiavom, nu kokius porą kilų, blėt, bet ne kokius 30-50 km iš to. Karoči, važiavom. Tomuk susižiūrėjo į labai gražią aplinką ir biškį kažkur nuvažiavom, kur mum nereikia. Ai, viskas gerai. Karoči, jeigu tiesiai važiuosim, tada važiuosim į savo kelią įvažiuosim. Matai? O čia lankytina vieta viena buvo. Kur variklis kažar, sektų nahui. Varom. Tai gražu miške. Čia koks kalnas. Nu. Nu ir mančionka laiky kardaną. Nes tuksi va čia į kairę. Su antru bėgiu var į kokį. Gerai, važiuosim atgal, nes čia žvirkelis. Ten yra dar vienas važiavimas.
ir man tu pasistatai taip toli nuo manęs. Taigi žmonės atvažiuoja, po to parkingo neranda. Nes kažkokie du bybiai su motais pasistatė per 4 vietas. Nu tai taip, bet tai gali pasistatyti per metrą, bet ne per 4 metrus. Bokštas. Koks bokštas? Merkinės. Merkinės bokštas. Bokštelis. Koks vaizdelis. Dar yra ką lipti. Kiek duotum iš 10 balų? 10 balų. Vakart ir mantė manęs laukia. Aha, nebeužsivedama. Nuspaus mygtuką raudoną į apačią. O kada išspaudė? Šalmą kėdėjom. Geroči, pirmą kartą ir mantė susirašė už mane 6 kartus greičiau, nes toj už pusę valandos alaus nebeparduos. Tik dėl to turbūt. Nu ir man čionka rodė kelią, kur alų parduoda. Kaip tu nežinai? Kai tu alaus nori, tu viską žinai. Kur tu važiuoji į tą pusę blondę? Ne. Kas buvo pačioj? Mes atgrįžom atgal. Dzień dobry. O, iki yra. Važiuok laik pagrindinių, pamatysi iki. O ne. Kol ir man tas nori draugų, kalmukas šovinis taiso. Termasiukai. Oi, kaip gera važiuoti. Geriau negu ledą valgyti. A ne? Aš įsivaizduoju, kaip mums visi pavydi, kai mes pravažiuojam su motociklu. Ką tu čia kurva gimdai, na? Grybo pjauna. Šventė kažkokia. Aha. Lankytina vieta. O, žiūrėk, pliki be šalmo varo. Tas ant galo tai gerai atrodo, blei. O, tas supyko, blei. Angelas duoda. Suksim dabar į kairę. Buvo namėlis. O Jėzau, kaip skaudžiai prabrėžiau. Va. Esam prie Gaidelio namelio. Oi, tu namelį ant vištos kovelio. Eini į namus? Mašiniukas koks. Jo. Dabar jau Audi. Nu ką, išvažiavom iš vištos namelio ant vištos kojelės. Dabar rodo 40 temperatūros. Jo, po dykumą. Leista viskas. Ant gyvena kažkokie žmogeliukai. Turbūt, kurie prižiūri čia žolę pjauna. Taip.
vaikščioti į dešinę. Pavėsė 3-7. Tu važiuok, aš tave desivysiu, šalmo neprisisegiau. Šiaip turim kiekvieną dieną kažkur išsimaudyti, kad tu apvažiuotum visą Lietuvą ir sakytum, aš po visą Lietuvą maudžiu. Maudžiu ten, maudžiu ten, maudžiu ten, maudžiu ten. Vas, tu kurva, stabdyk, žiūrėkim. Kelio remontą nepasirinksi. Tikiuosi nebus iki 5 kilų. Nu kaip jauno dalbajovai, žiūrėk, jeigu nepristos kurva. Nu debilė tu kurva, na, tas dulkės keldė. Ne, nu tas tai normaliai. Prilėtėja viską gražiai. Nu ką, nuvažiavom iki 6 kilų, be sustojimo. O, kaip gražiai, koks įdegis. Tai yra normaliai. Idealus. Ir subinė biškį pailsinti. Biškį subinė atbruko. Nu ką, tuoj važiuosim. Trumpam sustojom. Pasitėpiam, suvalgėm po sausainį. O tau čia bus dabar iššūkį. Na, čia ir greitėjimo jos. Dabar esam nuvažiavę 280. Ai ne. Jo, 280. Oi, privalgiau. Atrodo vieną kibiną suvalgiau, bet... Dependent litrų išgėrim. Kaip man dabar užlipti? Kibinų prikapojus. Oi. Oi, nu ką, pavalgėm kibinų. Kokia, sakei, senoji kibininė čia? Senoji. Trakų pilis. Ai, va, matas. Trakų pilis, bet į ją nevarysim šiandien. Nes nusprendėm varyti prie vandens. Pakimarinį biškį. O čia neapsimoka važiuoti dėl to, nes kitą savaitę vėl atvažiuosim į Vilnių ir greičiausiai tada turėsim kažkiek laiko ir atvažiuosim pasivaikščioti. Dabar varom į Lidlą, užsipirksim maisto, kurį išsikepsim šiandienai ir rytojui. Dabar važiuok žiedė į kairę. Nu, va kur. Jo. Kaip tu nevažiuoji? Antra nakvynė. Trakų. Prie Trakų. Ar Trakai čia yra? Čia... nežinau kas. Pusiasalis Kažkoks. Nu, žodžiu. Kokie keli kilometrai iki Trakų pilies. Bandysim palapinę statyti. Įsikursim laužą, kepsim, maudysimės. Dabar ir Mantė prisipažink, ką prisidirbai. Nieko. Nes man GoPro užstrigo. Neišėjo nufilmuoti. Bet čia yra įrodymai kažkokie prikibę. Kad kažkas čia buvo. Pagavau zuikį važiuodama. Šlapia žolė, ne, sakyk. Taip, paslydau. Nu, žolė nešlapia, bet čia kalnuota.
Svarbu, emocijų nieko neatsitiko. Gerai. O kiek žuvų? Didelių, mažų. Va, kaip gražiai Tomukas surinko palapinę. Sulūdė, jodžiau. Nu, ir man, tu man viską neaišku, aš čia viską sudėliosiu. Filmuojam. Pradėjo sveikti GoPro testas. Ar garsas geras? Paklausysim. O, video geras. Tai jau čia man reikia pafilmuoti. Ir man? Ką? Ko nesišnikis man? Nu, aš įsimaudžiau. Eisiu dar kartą įsimaudyti. Kiek mes valandų turim? Supratau, youtuberė. 1,3,5. Tai gerai, reikia laužą užsikur dar sasisku pasikepti. Tai kol laužas degs, aš dar norėsiu išsimaudyti vieną kartą. O, motociklai. Motociklai. Per motociklus nieko nepasakojau. 2 žvėris. Abių motociklai yra Yamaha. Vienas motociklas yra A1 kategorijos. Šitas motorolleris. 125 kubikų. Čia biškį tuningą uždėjau, kad nenusibraižytų nuo tašių. Kaip stumdosi. Nu, o šitas yra 600 kubikiukų, 702 kW. Tai va, tai dabar mano šios kelionės yra rekordas pasiektas. Mažiausias greitis per didžiausią laiko tarpą. Vidutinis mano greitis dabar yra 70. Mano irgi. Tai mano ir yra 70 per tave. Važiuojam ramiai, gražiai, neskubam, kad nieko neatsitiktų, kad ir mantį neatsiliktų. Nors ir važiuoja pas ją 130, bet jeigu 130 važiuotų, tai yra didesnė tikimybė, kad kažkas susidėvės per greit. Tai va, nu, mes važiuojam kiek? 90, 70, 80, o mieste 50. 3-4 greičiai mūsų. Nu, 100 būna kartais nuo kalno ir man galvą prilenkus pavaro. Tai viskas. Tai motociklus tiek. Aš tikiuosi kitais metais važiuosim su kitais, ne? Tai greičio tai nebuvo. Nu, bet tai kodėl to pirtai? Nu, nežinau, jisai kažkaip tas galinis ratas pradėjo svirtis, aš dar bandžiau su jėgų laikytis ir nebėjau išlaikyti. Lauželis dega, palapkė stovi. Oi, kaip čia kepskaniai. Bašaralas. O, malkų gavom už dyką. Nusipirkom vienkartinę šašlykinę, bet atvažiavę radom maišą, pusę maišų anglių, malkų, ten malkų. Tai panaudojom malkas, kurias radom stovyklavietėj, o anglių, kurias patys parsivežėm iš Maksimos. Išsikepsim dar ir rytoj.